Nes pavyzdžiui, labai įdomu, kad budizmo tradicijose su dėmesiu vyksta labai daug technikų, daug praktikų ir taip toliau. Viena tokia gal net paprasčiausia, kurią aš pats daug praktikuoju, nes tiesiog didelį proveržį matau. Tai pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, kad yra žvakė, pastatyti tą žvakę ir ją stebėti. Stebėti žvakę, sėdėti taip, nieko nedaryti, tai man kai pirmą kartą šito išgirdau, nes buvo labai aktyvus protas, ta prasme, aš jo nemoku nutildyti, nežinau, ką daryti, mane ima nerimas, jisai man šneka 1000 paduoda informacijos, kodėl tas ar tas mano projektas, ar dalykas, ar aš, ar dar kažkas yra blogai, 1000 paduoda, kurie yra gerai, aš tada pasimetęs, nežinau, nei ką daryti, nei dar kažką, tai aš tiesiog nesupratau tuo metu, dabar tai suprantu, kas vyksta, o tuo metu man tai buvo mano realybė. Tai reiškia, kad aš, ant tiek valdomas proto nemoku nuo to atsiriboti, kaip tu sakai. Ir tai yra taip sudėtinga, man buvo, atsimenu tą etapą gyvenimo, tai buvo, labai rūgštų. Tu tiesiog